Įspėjimas. Šiame video bus parodyti siaubingai atrodantis vaizdai. Prašome patraukti nuo ekrano visus vaikus ir jeigu esate silpnų nervų žmogus, patraukite ir save. Ačiū už dėmesį. Dukryt, ateik gert arbatos! Adriana naują video įkėlė, aš pažiūrėsiu ir ateisiu. Gerai, palauksiu. Pagaliau jį pastatys tos vaikus į vietą. Taigi sveiki visi, su jumis aš Adriana ir šiandien aš kuriu savo naują video blogą. Ir šiame video mes darysime reakcioną į cringe musically videos. Taigi pirmas video, kurį įkėlė Adriana. Ką aš čia veikiu? Vardas. O taip šventas. Dieve šventas, pažiūrėkite jos lūpas ir jos veidą ir jos mimiką. Cringe konkretus. Apsivemsiu. Kas atsitiko? Adriana mane įkėlė į savo video. Ką? Kaip taip? Aš tapau pajuokos objektą. Visi iš manęs juokėsi. Kaip taip? Aš sugadinau savo reputaciją kaime. Nesijaudink, dukryt. Aš jį dar atkeršysiu. Nu, tu mažas žiūrkė, tuoj pasigailėsi. Aš tave į teismą paduosiu, jeigu tu neištrinsi to video. Žiūrkė, tu valkata. Aš tave į teismą paduosiu? Sėkmės. Sėkmės? Nu, tu dar pasigailėsi, mergaitė. Ištrink video geruoju, ne? Ištrink! Netrinsiu. Nu žiūrėk, tu man žiūrkė, dar pasigailėsi. Alio, man reikia pašalinti vieną žmogelį. Atsiųskit adresą ir pinigus. Sutarta. Sveiki visi, su jumis aš Adriana ir aš labai noriu atsiprašyti už savo praeitą video, kad aš įžeidžiau tiek daug vaikų ir jų talentą. Šitas video bus mano paskutinis, bet aš tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt, kad aš labai gailiuosi. Ačiū labai už jūsų palaikymą ir iki... Taigi, ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Šitas video buvo kurtas sarkazmo ir ironijos forma, jau kaip jums sakiau. Taip pat aš nieko nenorėjau įžeisti ir jeigu kažką įžeidžiau, tai labai atsiprašau. Ir šitą video aš sukūriau dėl to, nes iškilo nemaloni situacija paskutiniu metu, kada aš įkėliau video apie musicalą ir fuckboys ir vienos merginos mamą, kurią aš dėjau į video, man pradėjo garsinti policija ir pareiškimais. Ir aš tiesiog norėjau jums perduoti būtent tai mamai ir vaikui, kad jūs tikrai manęs neišgąsdinot, galite rašyti pareiškimą, aš tikrai nebūsiu kalta ir net nesijaučiu kalta. Nes aš turėjau teisę paimti iš musicalą video, nes tam politika leidžia, iš Facebooko, nes tam politika leidžia. Ir tai visai nebuvo privati grupė. Joje 25 000 žmonių. Ką, pas jūs tiek draugų, kad jūs tiesiog einat sveikinatės mieste su 25 000 žmonių? Nemanau. Taigi aš tikrai turėjau tam teisę ir rašykite ir ta prasme aš stovėsiu vis tiek savo pozicijoje. Ir aš tiesiog labai gerbiu tas mamas, kurios palaiko savo vaikus ir taip pat noriu juos apginti, bet būtent šioje situacijoje jūsų vaikas buvo neteisus ir prieš kažką sakydami man, būtent į mano
pusę. Pasidomėkite, ką daro jūsų vaikas internete ir kuo užsiiminėja. Nes tai, tiesą sakant, yra absurdiškas dalykas. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad jūs manęs tikrai neišgąsdinot ir aš tikrai darysiu toliau savo video ir manęs jūs tikrai nesustabdysit. Ir šitą video aš tiesiog norėjau parodyti savo viziją, kaip aš matau visas supermamytes, ką jos gali padaryti ir iki ko gali daryti dėl savo mylimų vaikų. Taigi tiesiog patarimas visoms supermamoms, tai prižiūrėkite savo vaikus ir sekite, ką jie daro internete, nes kol jiems nėra bent jau 14 metų, jie neturi teisės atsakinėti už savo veiksmus ir jūs atsakinėjate už jų veiksmus. Ir jeigu jie ką nors padarys, jūs būsite kalti tėvai. Taigi, ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi jums šis video patiko ir tikrai prašau jūsų labai pasidalinkit šito video, nes aš tikrai įdėjau labai daug jėgų ir labai daug laiko tam skiriau. Ir tiesiog aš norėjau padaryti video ko geresnį ir nenorėjau sėdėti ir 10 minučių apie tai kalbėti, o tiesiog greitai parodyti, kaip daugmaž tai atrodytų, jeigu aš kalbėčiau žodžiais, o ne vaizdais. Taigi, aš priėjau per to daugiau kūrybišką pusę ir tikiuosi jums ji patiko. Taigi, laikinkit, pamušam laiko rekordą ir tiesiog siųskit visiems savo draugams šitą video, kad jie pamatytų, kokios šiuolaikinės supermamytės yra ir taip pat komentuokite, ką jūs apie supermamytes manote. Ačiū jums visiems, kad žiūrėjote, pračekinkit mano praeitus video apie fuckboys, dėl ko ir kilo visa šita drama. Dar labai prašau, pasidalinkit šiuo video, jums nėra sunku tai padaryti, o man bus labai malonu. Taigi, su jumis buvau aš Adriana, linkiu visiems gero vakaro ir saugokitės nuo fuck merginų, fuckboyų, supermamyčių ir muzikalai. Linkiu jums viso ko geriausio ir gero vakaro.